Sveiki gerbiami vairuotojai, šiandien esu Gargžduose, tikrinau automobilį Toyota ProAce Verso 2018 metų, 2 litrai dizelis 130 kW, automatas, rida 211 000. Automobilis yra šiek tiek daužtas priekiu, tai vienas iš klientų poreikių tai patikrinti, ant kiek tas smūgis yra stiprus, kiek daug reikalaus papildomų išlaidų, kad sutvarkyti ir taip toliau. Trumpai apie tos automobilių modelius. Gana patikimi automobiliai. Bazė šitų automobilių buvo pritaikyta ir Peugeot Traveler, jeigu neklystu, ir Opel Zafira Life, tai jie gerai save užrekomendavo. Tai varikliai šitie, būtent D4D, bėgioja po 400-500 tūkstančių. Aišku, su sąlyga, kad tepalai buvo keisti laiku. Dėžės automatai Aizen 6 bėgių, taip pat vieni iš geriausių japoniškų klasikinių dėžių. Tai kokie automobilio, tai variklio minusai, prie 200 tūkstančių jau galimas sodžių filtro jau užterštumas, tai reikėtų žiūrėti, ar jisai turės klaidų ar ne. Dar atkreip dėmesį į arba pagrindinį diržą, arba grandinį, reikia pagal variklio modifikaciją žiūrėti, kas tenai. Ir šiaip, purštukai taip pat po 200 tūkstančių gali jau pradėti blogai veikti. Tai va, pradedam apžiūrą. Pradedam dabar bendrą apžiūrą. Tai pradedam nuo priekio. Kairysis žibintas priekinis keisti, kapotas keisti, bamperis dar tikriausiai patvarkomas bus. Tai šiek tiek yra kažkoks geležis čia iš bamperio, bet aš manau, kad kėbulininkas bamperį dar šitą pritaikys, kad bėdų stiprių nėra. Tai va, kas toliau, dešinysis žibintas irgi reikėtų pakeisti, reikėtų televizorių, lonžironai tiesus nebuvo iki jų daėję, čia taip pat, čia va šiek tiek tas smūgis buvo irgi daėjęs, dėžė turbūt irgi nuėjusi, o gal ir dar ne, bet iki variklių daėję nebuvo. Tai iš esmės bamperis gyvas, kairis dešinysis žibintas, čia dažom, čia tvarkom. Sakė pardavėjas, palaša antifrizas kažkur prieki, tai reikėtų dapilinėti, o radiatoriai plius minus iki jų buvo daėję, bet jie dar nėra, kad kiauri ar kažkas tai. Sparnas, va, čia jau kėbulininkas, aš manau, irgi patvarkytų. Buvo čia šiek tiek, reikia žiūrėti. Tai kapotas, sparnas, žibintai, televizorius, radiatorius po klaustukų, durelės, aš manau, sutvarkys. Tas kairysis galinio vaizdo veidrodėlis gyvas, durelės užsidaro, atsidaro. Taip, durelės šoninės veikia, priekinė stoikė vizualiai kažkokių bėdų neturi, vidurinė taip pat. Einam toliau, durelės gerai, kairysis sparnas galinis gerai vizualiai, bamperis galinis taip pat, be kažkokių vizualių trūkumų, galinis dangtis geras, kairysis žibintas tvarkingas, nenulaužtas yra vietoj valytuvas. Taip, galinis stopas gerai, dešinės pusės žibintas gerai, neapsirosavęs, nesulaužytas, sparnas dešinysis gerai, bamperio kampas dešinysis gerai, durelės dešinės pusės šoninės atsidaro, užsidaro, dešinės pusės durelės užsidaro, atsidaro tvarkingai, stoikė gerai, dešinės pusės, tai smūgis daugiau išėjo į čia, daugiau į kairę pusę. Einam toliau. Taip, dabar
stogas. 90, kažkur tai 100, tai iš esmės visur taip ir turi būti kairysis sparnas, priekinis. Kažkas buvo kažkada daryta. 700, bet sparną, aš manau, reikėtų keisti. Tai kairysis durelės dažytas. 175, 190, kairės pusės šoninės durelės taip pat buvo dažytos kažkada. 200, kairysis galinis sparnas taip pat buvo kažkada darytas. Čia yra pas mūsų taip, toliau čia toliau eina normaliai. Taip, galas, galinis dangtis gerai, 95, 100, 90, 95, dešinės pusės sparnas 150, 230, 220, 500 irgi buvo darytas. 800, 1500, net nerodo. Dešinės pusės durelės 200, 200, 200, 200. Dešinės pusės priekinės durelės 170, 200, 200, 200. Dešinės pusės sparnas taip pat buvo darytas. Taip, priekinė dešinės pusės stoika. 300, 100, 200, 140. Stogas 80, taip turi būti. Taip, einam toliau. Vidinės dalis. Priekinis stoikiai 59, o pas mūsų šitas darytas priekinis slenkstis 1600, 1800, 1200, 1100, 300, iš vis labai daug, 1000, tai iš esmės visa priekinė va šita stoikė yra daryta, tai man tokie dalykai nelabai patinka. 109, 75, 87, 140, tai vat pradedam nuo čia, 1900 ir eina špaklis. Taip, galas 46, taip, dešinysis gerai, sparnas 65, kairysis sparnas gerai. Čia viskas originaliai. Taip, dabar dešinė pusė 56, 60, 77,
231, tai ir čia kažkas burta. 300, 300, 300, 500, 600, 800, jau nebe irgi daryta. Tai aš sakyčiau šiek tiek padauginti. 1400, 1100, 400, 120, net nerodo. Taip, einam toliau. Kairė pusė. Amortizatorius neišbėgęs. Rėmo dalis kairiai pusiai nelankstytos, netampytos. Taip, padangos žieminės dar apie 50% likutis. Diskai labai geri priekiniai stabdžių. Praktiškai nauji lėti ratlankiai gerame stovi. Taip, slenkstis iš apačios kairysis buvo palinktas ir va čia buvo turbūt suvirintas. Čia gana graži. Taip, čia pas mūsų hermetikas eina ne originalus, nes va čia pas mūsų eina originalus, gražus. O čia jau prasideda ne originalus. Originalus, ne originalus. Čia taip pat, kas čia buvo daryta, pasakyti negaliu. Bet turbūt visas tas slenkstis buvo keistas. Taip, kairysis ratas, galas taip pat protektorius geras, stabdžių diskai geri, išorinis diskas kairės pusės geras. Slenkstis, galas atrodo gana neblogai. Taip, einam toliau. Galas, spyruoklės tvarkingos, nesupuvęs, nedaužtas, nieks netampyta. Taip pat dešinė pusė visai tvarkingai, graži. Taip, žiūrim, ką turim. Čia jau slenkstukas gražus eina dešinės pusės iki tos dalies. O čia eina originalus hermetikas, o čia eina ne originalus. Tas slenkstis irgi turbūt buvo ar keistas, ar muštas. Nesuprasim, nes staikiai irgi yra tvarkyta. Buvo gavęs iš šoną. Priekinė padanga taip pat graži. Dešinė pusė, taip, galas dešinė pusė, padanga, protektorius geras, žieminė. Diskas stabdžių geras, išorinis diskas nesubraižytas. Dešinės pusės stabdžių diskas geras, išorinis diskas geras, padangas geras. Likutis apie 50%. Iš dešinės pusės amortizatorius neišbėgęs, vairo kolonėlė sausa.
Variklio tik eina pamatyti blokas, taip pat ten, nu, yra prasavęs, vat. Šiek tiek. Spyruoklė nusilūžus. Išorinis diskas nesubraižytas. Čia matosi antifryzo pėdsakai. Radiatorius sausas. Tai va, Toyotos apžiūrą pabaigiau. Pilnai nedariau, nes nepatiko kėbulas ir ties to sustojom. Kėbulo visi faktai, dažytos dalis. Matosi video, tai yra kaip yra. Dėkui už dėmesį, bus klausimų, kreipkitės, padėsiu, patarsiu. Geros dienos.